Kėdainių krašto tradicinis amatų centras Arnetų name savo veiklą pradėjo 2015 metais. Ir mes esame įsikūrę ypatingoje erdvėje, čia yra kultūros paveldo objektas, kuris yra pastatytas dar 17 amžiaus viduryje ir jį pastatė škotas pirklys Džonas Arnetas. Savo jaukiame kiemelyje pasistatėme 3 namelius, kur šiltuoju metų periodu mūsų amatininkai išeina demonstruoti amatų ir kartu ten vedamos yra edukacijos. Aš aplamai labai didžiuojuosi ir džiaugiuosi savo kolektyvu, nes šiuo metu, jeigu mes rajone turime jau 18 tradicinių amatininkų ir yra sertifikuota 48 tautinio paveldo produktai, 8 atestuoti meistrai, mūsų amatų centre dirba 5 amatininkai ir visi jau jie yra atestuoti meistrais. Ir čia amatų centre yra demonstruojama vedama edukacijos šiuo amatų, tai vytelių pynimo, podininkystės, žaislininkystės, juostų audimo, vilnos vėlimo, vytelių pynimo, karpinių, margučių marginimą, atrodo viską, kad išminėjau. Toks didžiulis prioritetas yra iškeltas, kad mūsų amatininkai, vis dėlto amatus perduotų pameistrystės būdu. Tai jau yra tokių ženklų, jau yra norinčių žmonių, tai mes tuos žmonės kviečiam darydami įvairiausias dirbtuvėlės ir tikimės, kad ateityje ir šita svajonė bus įgyvendinta. Sertifikavau vieną daiktą ir prašiau Reginos, kad padėtų ir taip užsimezgė mūsų draugystė. Tai va, jau bus 3 metai, kaip aš čia. Bandau perteikti jiem tą, ką aš pats sugebu. Nes senelis šaukštus drožė, tai tikrai aš atsimenu. Aišku, gaila, kad neišsaugojau, nes mažas buvau, bet turiu jo skaptuką va tokį. Faktas, kad jisai droždavo šaukštus, atsimenu, jie būdavo kažkas va tokio. Aš sertifikavau tokius muziejų rastus ir jisai va būtent va su tokiu valgė. Mes lietuviai miškuose gyvenę, pas visus yra kažkur pasąmonėj tas medžio meilė medžiui. Ir namus statydavo, ir kūrendavo, ir maistą virdavo, ir paprasčiausiai šaukštą darydavo iš medžio. Kažkurioje mūgėje, aš po mūgės irgi važinėjau kaip amatininkas su savo darbais. Ir atvažiavo Norvegai. Sako, ar tu esi gyvenęs Norvegijoje? Ar buvęs? Sakau, ne. Sako, tavo darbai, sako, labai artimi norvegų kultūrai. Bet vat kaip keista, aš nebuvęs, niekad nieko nematęs jų darbų ir tai reiškia, kad vis tiek ta mūsų visuotinė atmintis yra susiję. Tokie lietuviški šaukštai iš tikrųjų, jie nėra išvaizdus. Kur daro tautodailininkai, tai jie ten gali išraižyti bet ką padaryti. O tie paveldo, jie buvo labai grūbus. Grūbus, paprasti, kad greit padaryti ir greit jį naudoti. Kadangi jau vėliau savarankiškai ir šitą amatą perėmiau iš tėčio, tai mūsų vadovė Regina Lukminienė tiesiog atrado mane pačiame seniausiame Kėdainių turguje, kuris veikia ir šiandien. Šį šiltą darbą tiesiog vėliau jau gal kokių 15 metų. Jis yra iš tikrųjų labai mėgiamas mano darbas. Aš pradžių buvau tik tai tokia pasyvi stebėtoja, ar ne? Pasižiūrėdavau taip ir tėčiui sakydavau, aš tokią darbą niekada nedirbsiu. Aš taip tėčiui sakiau. O paskui po truputį nepajutau, kad aš padėjau jam šitą darbą dirbti, kėdent ir įsitraukiau, nejučia. Tai mano mėgstamas darbas, kaip čia galėtų nepatikti, ką. Ir tuo labiau, kad galiu tą savo visas patirtis, jau tikrai yra gal kokių 20 metų patirtis, ar ne, aš galiu perduoti vaikams. Taip pat organizuoju suaugusiems vilnos vėlimo mokymus. Ir labiausiai tu nori užsiauginti pameistrių. Žmonės nori tų veldynių, jie yra populiarūs ir šiandien.